žvaigždės formos miestai. Jų yra be galo daug, senieji miestai paplitę po visą pasaulį. Jie gražus, žvaigždės formos apjuosti sienom, karų sunaikinti, apnaikinti. Bet kai kur išlikę mažiau pažeisti, kitur daugiau paliesti urbanizacijos. Žmonės atstato, New Yorkas irgi turi savo žvaigždės formos tokių likučių, trikampukų. New Yorkas Amerikoje, kur civilizacija prasidėjo, kaip sakyti, vėlai, bet viskas yra kaip ir senajame žemyne. Afrika. Tai tokios sienos, iš raudonų plytų, iš blokų, apjuosia visą miestą. Ne to, kad jos apjuosia visą miestą, jos sujungtos tuneliais, komunikacijom visokiom. Tuo labiau, kad ne tik miesto sieną čia kosmosas padaryti, bet ir, matot, tokie kampinukai, kokio. Bet ir pastatyti miestą viduje, tai nežinau kokių resursų ir kokių technikos reikėjo, kokios technikos, kad pastatytų visus miestus su gatvėm, su namais, su bažnyčiom. Tai tokie sudėtingi statiniai, miestai, kažkas neįmanoma, mano supratimu, tais 15 amžiui tikrai taip, kai visi vos galas su galu sudarinėjo, o sugebėjo pastatyti ne vieną, ne du, o jų begalės tų miestų. Ant ko stovi New Yorko laisvės statula. Štai kokie geometriniai, be paklaidos praktiškai pastatyti. Be brėžinių, be nežinau, čia su kompais dabar tokių tikslumų neišgauna. Čia padaryta, pastatyta, visi miestai. Ir dauguma tų miestų, tų netgi sienų, jų dauguma, jos visos užvarytos žeme keliasdešimčiais metrų. O taip, bet išlikę, bet yra ganėtinai išlikusių miestų. O čia lietuviški miestai, čia tarp kitko jų yra Lietuvoje ir ne vienas. Taip kad, vienas iš jų Klaipėda, Kaunas dar yra toksai labai jau nemažas miestas, žvaigždė. Vilniuje yra irgi, aišku, po žemėm, čia jų dabar nesimato, bet yra žemėlapiai, kur irgi formos yra. O čia, kad jau taip jau nebūtų tokių klausimų, čia Vatikanas. Vatikanas irgi, kuo puikiausiai, jisai žvaigždės formos miestas. Aišku, jinai nėra ideali žvaigždė, bet visur trikampukai, visur jinai turi savo stilių. O atrodo, taip jisai, taip dabar iš paukščio skrydžio. Žvaigždės formos miestas Karaliaučius. Pabandome surasti tą žvaigždę. O žvaigždė labai neblogai matosi.
Nu, pradedam nuo kontūro, va šito. Nuo šito upelio. Va. Einam palei šitą. Va, jau spinduliai. Spinduliai, matosi spinduliai. Ir eina aplinkui miestą. Ir va. Ir matosi kontūras, pirmas kontūras. Pirmas kontūras, čia ir toliau. Eina pirmas kontūras, po to dingsta ir va čia vas eina toliau. Gerai. Ką mes matome prie kontūro? Va. Mes matome randame prie kontūro. Va. Tai štai ką mes randame. Antras fortas. Trečias fortas. Ir palei žvaigždę gražiai eina įtvirtinimai, va. Ketvirtas fortas, va čia va. Čia kažkur jisai yra dar vienas fortukas, jau užstatytas pastatais. Nu ir dabar randame dar vieną fortą, va. Ir tai viskas eina pagal kontūrą. Laikas, va dar vienas fortukas, dar vienas ir taip va aplinkui, dar vienas ir taip aplinkui ir ką, ir va taip mes aplinkui, va dar vienas, va čia. Ir taip aplinkui miestą, einam aplinkui miestą. Einam aplinkui miestą. Tai čia yra išorinės žvaigždės. Dabar ieškom vidinės žvaigždės. Ir va. Matome vėl vandenį. Ir va. Bunkerio muziejus. Ir va čia va greičiausiai buvo. Čia va bus žvaigždė. Va. Ir ką mes čia dar matom, šalia va tvenkinį, va, menų muziejus. Ir viskas, visi pastatai va tokie. Nu, važiuojam toliau. Nu, iš toliau, va, irgi konfiguracija gaunasi, nu, kad jau čia jau labai jau tiksliai, tai va, tai padidinsiu, labai sunku. Labai laikas, va, trikampiukas, nu, kaip čia parodyti dabar, nežinau, bet va, trikampių, va, siena eina, graži, netgi, va, ir kad čia nebūtų klausimų, čia, vat, Gintaro muziejus, va, ant žvaigždės, va, žvaigždutė graži, čia va pastatai, nu, va, ir Gintaro muziejus, nu, ir mes, va, pasižiūrėkit, koks gražus, va, koksai, va, vandenį, fortukas, čia, va, greičiausiai bus žvaigždės kontūras. Čia dabar vėl žvaigždė, bet čia nežinau, kas čia įvykę, dėl ko čia tas bala, čia jaučiu, buvo pabombarduotas iš šitoj vietoj. Na ir toliau vėl eina konfiguracijos. Čia jau mieste jisai pasiklysta, va čia yra vidinės žvaigždės, va,
bunkerio muziejus, čia vaidinė žvaigždutė, nu, čia jau miestas paslėpė visą tą žvaigždę. Vienu žodžiu, grubiai taip, ta žvaigždė va tokia, jinai tikrai nemaža, didelis, nu, o vat, nu, paimsime, kur čia tas Baltijskas. Nu va, ir prie jūros dabar Kuršių nerijai. Čia priminsiu, kad čia Prūsų žemės, buvusios Prūsų žemės ir va Baltijskas. Va, gražus iš čia miestelis. Ir ką mes matome? Va, fortukas. Vėlgi miestas, žvaigždė. Mažesnė žvaigždutė. Bet čia viskas sujaukta, subombarduota ir čia jau kraštovaizdis toks. Nu ir kad jau čia vyšnia ant torto, prašau. Viskas vizualiai matosi, va. Kokią mes turim žvaigždelę vidury. Va. Čia yra. Va tai, va. Ir taip visą pakrantę. Gdanskas. Vėlgi žvaigždės formos miestas. Pasižiūrim iš arčiau. Nu va, vėlgi randam kanalą ir čia va eina siena, va. Čia va žvaigždė, aplinkui, va, čia šliuzas. Taip, va, dar žvaigždės gabaliukas. Ir taip aplink miestą. Viskas labai akivaizdžiai matosi. Miestas apjuostas. Ir čia ne taip, kad griovys, ir čia yra išmūrytas, net ne bastionas, čia siena, bet jinai visa po žemėmis stipriai užnešta. Va, ir eina iki va, eina visas tas dalykas, va. Čia išorinė miesto siena, taip. Ir ieškom kurgis čia buvo. Va, eina, čia dingsta. Ir va, vyšnia ant torto mes randame. Va, žvaigždė. Prie uosto žvaigždė. Žvaigždė. O pačioj žvaigždutė. Ir va čia va toks dalykas. Ir čia vėlgi viskas išmūryta ir viskas aišku. Ir čia va ta išorinė žvaigždė, viskas raudonų plytų. Aišku, apaukusi, apleista, nu čia jau muziejus padarytas ir gan įdomu, nes viduj ten po kiekvieną žvaigždę, kiekvienu spinduliu yra požeminiai įėjimai po kiekvienu spinduliu. Ir va tas bokštas. Čia bus nuotraukų. Va. Ir šitie va spinduliai va mažesni irgi jie yra
Ten yra kampuose įėjimai, ten irgi tuneliai. Galima būtų ir ten netgi ne muziejaus teritorija, sako, jeigu nori gali lysti, bet gali būti greičiausiai, kad tai bilietas į vieną pusę. Gali ir neišlysti. Va, tai va tokia va žvaigždelė čia. Gdanske, senam Gdanske. Ir va aplinkui yra, aplinkui Gdanską yra dar ir siena, žvaigždės formos miestas. Va taip su palidovu galima juos surasti. Ir va tai tiek apie Gdanską. Krokuva. Žvaigždės formos miestas. Prie Krokuvos teko paplušėti, čia taip toks pailgas žvaigždė, todėl, teko pavargti biškį, bet buvo atrasta žvaigždė. Tai va, senamiestis ir vat pirmas spindulys, kur miško masyvas, va, čia va, sakykim, va, fortukas, va, jisai va, pirmas spindulėlis yra. Antras, va, matosi konfigūracija, va, dar viena konfigūracija, va, žvaigždelės, va. Jeigu jau kam nors tai va 3D, va, matosi viskas, va, išmūryta gražiai. Toliau ta žvaigždutė niekur nedingsta. Čia vat kažkas tai yra, bet jau čia užstatyta. Ir va čia va, kur parkai dažniausiai būna kažkas neužstatyta. Va, vėl dar vienas žvaigždės, dar vienas žvaigždės. Va, dar vienas spindulys, čia jau kitas. Ir va taip aplinkui tokia pailga žvaigždelė. Labai suštatytas, tai sunku, bet ta prasme, va, čia vėlgi masyvas kažkoks senų pastatų. Bet va, bendras vaizdas va susidaro, va, 1, 2, 3. Kažkur buvau dar radęs. Ir po to va čia eina gilyn ir po to va čia irgi vat trikampukas kitaip. Ir va čia vėlgi masyvas šitas ir va čia va, kur senieji pastatai. Gaunasi. Čia va, irgi spindulys. Va. Čia nėra kaip jo parodyti. Nėra kaip to spindulio parodyti. Va, dar vienas spindulėlis. Va. Jisai va. Matosi, jeigu jį taip pažiūrėjus, tai čia tas spindulys išryškėja. Va. Ta prasme, yra jisai. Tai va. Čia galbūt jis ir didesnis buvęs, bet tik mažai radau mažuosius spindulius. Labai užstatyta ir labai lygus paviršius, labai sunku atrasti spindulius, bet iš esmės, va,
esmės va, vienas, antras ir va. Apaugę ir nieko nesimato. Nu, bet va, ta prasme konfiguracija. Viena, antro, va, senamiestis yra. Ir manau, kad čia va irgi didysis spindulys yra, bet nu jau labai lėkštas va, yra kažkoks tai va trikampio formos, va trikampiukai, va tie va, didieji trikampiai. Nu, nes dažniausiai pagal juos ir stato, konfigūruoja ir miestas pagal reljefą gaunasi. Nu, ta prasme, Krokuva, va, irgi žvaigždės miestas. Klaipėda. Nu, Klaipėda, savame suprantama, čia jau jis yra irgi žvaigždės formos miestas. Miestas, va, pirma, va, žvaigždutė, išlikusi, po to ten dar aplinkui žvaigždutė ir čia va dar spindulys, va, spindulys. Ir čia ant tos žvaigždės jau patys klaipėdiečiai, va, pačią, va, konfiguraciją vidinės žvaigždės, va, taip, va. Taip, kad Klaipėda turi ir didesnę sieną, bet irgi nesimato. Čia jau sunku atrasti, va, trikampiukai, masyvai, va, dar va vienas spindulys, va, matot, va, spindulėlis. Va, vienas spindulys, antras spindulys. Dažniausiai ant jų nieko nestato, nes ten ar ertmės ir tunelynai ten, tai va, taip va, toks va susikonfigūravęs miestas žvaigždė. Nu, čia dar yra fortas, čia vienu žodžiu, bet iš principo taip, miestas žvaigždė. O čia Vilnius. Kaip matote, irgi turi savo trikampiukus, savo gynybinę ar negynybinę čia sieną, nežinau, bet va visur gražus trikampiukai, apjuostas Gedimino bokštas ir visa apylinkė. Taigi, sekantį kartą, manau, panaršysime po Lietuvą, brangią. Tai tiek.